Ar vegetariška mityba ir psichologinė gerovė yra susiję? Pradžiai šio tyrimo autoriai ragina pripažinti, kad ne visi vegetarai yra vienodi ir negalima jų plakti į vieną grupę. Yra svarbu suprasti, dėl kokių priežasčių jie renkasi tokį sprendimą. Jei žmonės renkasi vegetarišką maistą dėl su sveikata susijusių priežasčių, mėsa nesveika, ar nori mesti svorį ir panašiai, čia citatos, jie dažniau pasižymi sutrikusio valgymo požymiais ir dėl to pasireiškiančią prastesnę psichologinę savijautą nei visavalgiai ar pasirinkę vegetarišką mitybą dėl moralinių priežasčių. Reikia pažymėti, kad nors ortoreksija ir klasifikuojama kaip valgymo sutrikimas, bet su jokiais žymesniais psichologinės savijautos pokyčiais šiame tyrime ji nebuvo susijusi. Jei žmonės renkasi vegetarišką maistą dėl moralinių priežasčių, tokių kaip gaila gyvūnų ar gamtosauga, jie dažniau pasižymi prosocialiu elgesiu ir geresnė psichologinė savijauta. Tai gali būti viena iš priežasčių, kodėl vegetarų tyrimai pateikia prieštaringus rezultatus. Matyt, tokiuose tyrimuose vis dar čiupinėjame arba tik dramblio koją, arba tik dramblio straublį. Kol tai rašau, galvoju, kad tai tikrai yra vegetarų, kurie sako, tai man svarbu ir sveikata, ir moralė. Ar tai čia susidaro trečia grupė su kažkokiam kitokiam savybėm, o taip pat juk tikrai yra vegetarų, kurie supranta, kas yra visavertė mityba ir tai nebūtinai bus su valgymo sutrikimais susiję pasirinkimai. Tai kas tada bus su jų psichologinė gerovė? Tiek šiai savaitei apie vegetarus ir veganus. Kažkodėl ši tema sulaukia labai daug komentarų ir tokių, sakyčiau, aštresnių. Matyt, tai kažką irgi gilesnio užkabinanti tema, apie tai man dar matyt reiktų pagalvoti atskiriai. Kol kas taikos ir ramybės.